kreipiasi su simptomais, bet tu nieko nerandi, tai tikrai jį reikia pasiskirti kontrolį. Šiandien su manim studijoje kita mano mylima kolegė, gydytoja otorinolaringologė, galvos kaklo chirurgė Saulė Kėkštaitė. Galvos ir kaklo chirurgija dažnai yra laikoma ne tik emociškai sudėtinga sritimi, bet ir fiziškai ilgos operacijos, sunkus sprendimai, techninis sudėtingumas. Ar nebuvai atkalbinėjama nuo šios specialybės, pavyzdžiui, šeimoje? Na, gal ir buvo iš tikrųjų tiesiog išsireiškimas, kad vis dėlto, ar tau tikrai to reikia gyvenime? Nes vis dėlto mūsų specialybė turi ir tą kitą pusę, kur vis dėlto gali pasirinkti ir šiek tiek lengvesnį tą gyvenimo kelią. Bet kažkokio galbūt bandymo paveikti mano sprendimą ir panašiai, tai iš esmės nebuvo. Nes vis tiek kaip ir buvo aišku, kad noriu šito, kad tikrai man prie širdies yra šitas sritis. O kada supratai, kad prie širdies? Supratau tai iš tikrųjų rezidentūros metu atėjus į šitą skyrių, nes iš tikrųjų gal net nelabai aš įsivaizdavau, kad tai yra mano specialybės dalis. Ir tada iš tikrųjų jau rezidentūros metu atėjus į šitą skyrių, pamačiau, koks gali būti tas darbas, koks jis gali būti komandinis. Man atrodo, vis tiek labiausiai tai įkvėpia galbūt kolegos būsimi, kurie jau dabartiniai yra, bet jo. O kas buvo tavo mokytoja? Kas įkvėpia? Kas labiausiai įkvėpia? Tai tuo metu buvo vedėja mūsų, Jolita Gibavičienė, Otilija, su kuria dar šnekėsit. Tai kažkaip gal apskritai sužavėjo tas bendravimas su pacientais, kurie iš tikrųjų yra turintys rimtų problemų, sudėtingi atvejai, paprasti žmonės su dideliom problemom, bet tas priėjimas prie jų ir kontaktas ir tas santykis, turbūt va šitie dalykai. Kaip prasidėjo tavo kelias? Kokios buvo pirmos stažuotės? Jau pradėjus dirbti čia, ne? Jo. Galbūt rezidentūra jau prasidėjo? Tai rezidentūros metu jo buvo stažuotė pati pirma į Olandiją. Tai buvo galvos kaklo tokie chirurgijos kursai, kaip ir pradmenis. Po to irgi kolegės padėjo susiorganizuoti man Erasmusą Danijoje, kur irgi buvo galvos kaklo chirurgijos skyrius. Tai tas irgi iš tikrųjų padėjo gal kažkokį vaizdą galvoje susidaryti ir susikurti tą įspūdį. Tai o jau po to čia įsidarbinus, tai pati pirma stažuotė buvo mikrochirurginė, kur mokiausi siūti kraujagyslės ant pelių. Ir tai tikrai buvo labai įdomi stažuotė, kur ir skolinausi ir iš tėvų pinigų ir taip toliau, nes vis tiek, kaip žinia, mūsų visi kursai yra tikrai labai brangus ir buvo iš tikrųjų tuo metu tai daugiau, kelis kartus didesnė ta suma turbūt negu ir atlyginimas buvo, bet viskas įmanoma pasirodo. Mano laikais tai mano vyras skolinosi, kad aš nuvažiuočiau, pasimokinčiau ant stručių. Matai, tavo pėlės, mano stručiai. Ar tavo rezidentūros patirtis buvo pakankama pasiruošti savarankiškam darbui? Tai nebuvo pakankama, nes iš tikrųjų tuo metu ir buvo rezidentūra tik 3 metai. Tai mes ir su Ignu juokavom iš tikrųjų, kad turbūt pirmi tie keli metai, kai jau dirbam čia, tai kaip ir pasibaigėm dar savo tą rezidentūrą, kuri visam pasaulyje yra dažniausiai apie 5 metus. Dabar pasikeitė laikai. Esi daug stažavusi užsienyje. Kokius esminius skirtumus tu atneštum į mūsų jaunų gydytojų patirtį? Ką perimtum? Dėl mokymosi, dėl edukacijos kalbų. Aš tai manau, kad vis tiek visiems yra būtina išvažiuoti į stažuotės į užsienį, į Erasmusą, bent jau kad ir tiem keliam mėnesiam, nes galbūt tik tai į kursus nuvažiavus
ne visai gali iš tikrųjų suprasti kažką ir apie sistemą, palyginti savo šalies ir kitos šalies. Tai manau dabar, kadangi jau kaip yra ta galimybė mokytis 5 metus, tai manau, kad kelis kartus vis dėlto būtina yra išvažiuoti. Ir gal net ir į skirtingas šalis. Ar jūsų srityje yra nusakomi, sakysime, skaičiai, kiek tu turi padaryti, nežinau, disekcijų, išoperuoti, pavyzdžiui, piličių, kad galėtum daryti tą patį ant žmogaus? Nes, sakysim, mano laikais sakydavo, tu turi išpreparuoti bent 10 smilkinkaulių, kad galėtum kažką daryti su žmogum. Ar pas jūs būdavo tokių dalykų, sakoma? Nu ne, kaip nebūdavo. Gerai, truputį į kitą pusę. Irgi Igno buvo paklausęs, kaip manai, ar mes gydytojai turime būti aktyvūs socialinėje erdvėje? Ar turime kelti turinį? Ar tu neturi tam laiko gal? Aš gal vis dėlto kitoj barikadų pusėje, kur vis dėlto nesu labai linkus užsimti šitais dalykais. Bet net nežinau, ar čia tik tai laiko klausimas, resursų ta prasme. Bet... Kas tavęs tam? Man kažkaip ne prie širdies tiesiog yra. Kažkaip labai keistas tas jausmas galbūt save pastatyti tą poziciją, tokią didaktinę, gal net nežinau kaip pasakyti, bet... Aš asmeniškai pasakysiu, man tokių žmonių kaip tu labai trūksta. Nes socialinė erdvė, nes mes matome dabar vien tik tai aktyvius. Ta prasme, galbūt galvojančius labiau apie įvaizdį, apie kažkokius tenai tokius išorinius dalykus, bet tokių žmonių man, pavyzdžiui, asmeniškai labai trūksta. Didakcijos būtent trūksta šitų dalykų. Trūksta, nes, kaip aš Ignui sakiau, tikrų chirurginių biografijų. Žmonių jau su patirtim, žmonių jau su kažkokiais edukaciniais keliais. Žmonių, kurie jau praėjo asmeniškai šitą dalyką, o ne tik pasakoja kažką iš knygų, iš straipsnių, iš kažkokios užsienio patirties. Tai aš manau, kad galbūt kitoks formatas, galbūt mes turime tai kitai daryti, bet aš manau, kad mes tikrai turime surasti savo auditoriją. Bent taip aš galvoju. Ką reikėtų keisti, kad gydytojai rečiau patirtų perdegimą darbe? Galbūt, ką aš iš savo asmeninės patirties supratau, kad reikia reguliariai atostogauti. Taip. Nes turbūt, jeigu lauksi pusę metų, ta prasme, iš tikrųjų pasidaro sunku, nes yra, kaip ir sakė, ir fizinis krūvis, ir emocinis krūvis, ir galbūt, mes apskritai daug dirbam, ir per kelis darbus ir taip toliau. Tai vis dėlto tikrai reikia to laiko restartui kažkokiam. Lygiai taip pat man atrodo, kad būtina yra ir sportuoti, taip, kad tu kažkaip vis dėlto pakeltum tą naštą. Taip. Sakysim, o tu aktyviai? Tau prie širdies aktyvus poilsis, ar taip labiau pasyviai mėgsti? Pagulėti ant paplūdimio? Kaip tu mėgsti atostogauti? Galbūt kartais aš savo galvoje įsivaizduoju, kad aš tiesiog norėsiu gulėti. Taip, bet kaip būna? Bet vis dėlto neišeina taip. Vis tiek kažką norisi veikti, pamatyti ir taip toliau. Bet aišku, vis tiek yra miego trūkumas. Tai per atostogas vis tiek stengiuosi atrasti tokį balansą, kad ir išsimiegoti, bet kartu ir save kažkaip pripildyti vis dėlto kažkokiais naujais įspūdžiais ir pasikrauti. Vėl norėčiau prie rimtų dalykų grįžti. Kodėl turime tiek daug užleistų galvos kaklo navikų? Manau, kad galbūt tai yra ir aišku kažkiek ir tas pačios ligos specifika, dėl ko žmonės susirga galvos kaklo vėžiu. Tai vis dėlto yra ir tie socialiniai veiksniai, alkoholio vartojimas, rūkymas, žalingi įpročiai, galbūt iš tikrųjų ir
Nu, paprastai būna, kad žmonės tiesiog vėlai kreipiasi. Gal čia yra ir mūsų mentaliteto kažkokia dalis, kai galvoji, kad praeis, o tada vis dėlto, kai nepraeina, tada jau pradedi ieškoti pagalbos. Kartais galbūt atsitinka ir taip, kad žmonės vis dėlto kreipiasi pagalbos, bet jie pakliūna į kažkokį kaip ir biurokratijos liūną, ir kartu vienas specialistas siunčia kitam, kitas dar kitam, ir kartais užtrunka tas irgi procesas labai ilgai. Ką gali padaryti, sakysime, mūsų bendruomenė, nes aš dabar pasakysiu, kad mūsų grandinė yra problema. Kaip patekti pas atitinkamą specialistą? Dėl kokių simptomų? Dėl kokių simptomų labiau reikėtų pagalvoti apie onkologiją? Ir, sakysime, jau nenaudoti antibiotikų, nelaukti, kol praeis. Kokie simptomai, tokie subtilūs tie simptomai? Na, tai žinoma, užkimimas, kas liečia gerklų vėžį. Skausmas, ypač, sakykime, vienpusis skausmas, jeigu atsiranda kažkoks navikas, guzas kakle, tai tikrai reikėtų kreiptis į gydytojus. Iš esmės, jeigu vis tiek tie simptomai vargina ilgai, ar skausmas, ar užkimimas, ar kažkokia žaizdelė, kuri negyja ilgiau negu 2 savaitės, tikrai reikėtų bent į šeimos gydytoją kreiptis. Jo, aš turiu tokią paranoją truputį praleisti jūsų srities navikus, nes pas mane ateina kartais su vienpusiais otitais, neaiškiais ir otitais. Aš visą laiką pasižiūriu tą nosiaryklę ir apskritai mūsų loro organus. Tai jo, tai yra labai svarbu. Tai gal iš tikrųjų ir kaip gydytojams toksai ir savo, ir kitiems patarimas, kad vis dėlto jeigu žmogus kreipiasi su simptomais, bet tu nieko nerandi, tai tikrai jį reikia pasiskirti kontroliai. Taip, sutinku visiškai. Ir aš manau, kad nereikėtų bijoti antros nuomonės. Žinoma. Pavyzdžiui, jeigu nematau aš kažką, tai aš visą laiką nusinčiau, nes kartais nereikėtų bijoti pasirodyti, kad tu galbūt juokingai nusinti, nes ta pusiausvėra iš tikrųjų, nes tu gali tada visus siūsti neaiškius pacientus, kurių poliklinikoje tikrai yra nemažai, bet mane domina, kaip visa iš tos didelės pacientų grupės, kurie ateina su neaiškiais simptomas, kaip išskirsti tos, kurie turi tą kažkokią įtarimą dėl onkologijos, tai kartais nėra lengva praktiškai padaryti. Kaip manai, kodėl jūsų sritis galvos kaklo visgi nėra labai populiari tarp gydytojų rezidentų? Kas juos stabdo? Čia reikėtų populiarinti dabar. Tu turi populiarinti dabar savo sritį. Tai gal yra ir kažkiek iš pradžių baimės. Taip. Todėl, kad vis dėlto ateina žmonės neturėdami ir chirurginių įgūdžių ir galbūt ir tų žinių nelabai turėdami. Tai gal yra ir tokio iš pradžių daug jaudulio, po to vis dėlto pamatai, kad tikrai to darbo yra daug. Ir kai pas mus rezidentai jie dirba ilgai, ta prasme darbo diena yra ilga. Ir man atrodo, tie, kurie jaučia kažkokį pašaukimą, tai vis dėlto išsineša gerus tos įspūdžius. Ir tikrai paskutiniu metu turėjom labai daug fainų rezidenčių ir tikrai, man atrodo, jom patiko šitas ciklas. Tai klausimas buvo, dėl ko jie bijo šito ciklo, ar ne? Tai turbūt, kartais gal vis dėlto žmonės truputėlį bijo ir pervargti ir bijo iš tikrųjų sunkaus darbo. Nes yra, kaip kalbėjom, yra įvairių tų kelių. Tu nebūtinai turi eiti galvos kaklo chirurgiją arba oto chirurgiją ir gali iš tikrųjų, nesakau, kad tas gyvenimas bus lengvas, bet jisai galbūt bus lengvesnis šiek tiek.
kai turėsi labai konkrečias darbo valandas ir panašiai, galbūt netiek išsineši kažkokių minčių, emocijų ir panašiai su savim kartu po darbo. Mes su Ignu kalbėjome, kad tas senamadiškumas, tai aš šiuo atveju tikrai esu senamadiška ir aš visą laiką, kai manęs rezidentai paklausia, kaip tapti, aš sakau, nebijokit save atiduoti. Nebijokite, nes mes turime tikrai daug viduje. Ir kartais nereikėtų iš karto galvoti, kaip aš čia apribosiu, ar čia aš atiduosiu save, ar aš neduosiu. Aš, pavyzdžiui, niekada nebijau šito. Aišku, save reikia būtinai dėl perdegimo žiūrėti, būtinai. Nes labai greitai su to, ta hipermotyvacija, tu gali nueiti į perdegimą, bet iš esmės, mano nuomonė, nereikėtų bijoti. Ačiū tau. Ir tuo pačiu, man atrodo, kad kol tu esi jaunas, tai vis dėlto tikrai gali ieškoti savo tų kelių ir pasityrinėti ir pasibandyti, kas tau ir patinka ir gal ir sekasi, o gal kartais ir nebijoti, jeigu iš pradžių nesiseka, nes turbūt niekam nebuvo taip, kad iš karto viskas kaip sviestu patepta buvo. Tikrai taip. Tai ačiū tau, Saulė, už atvirumą, už nuoširdumą ir už tavo darbą. Ačiū. Ačiū.